Parodysiu pavyzdyje, kaip reikia susigrąžinti mokesčius iš Danijos, ne tik mokesčius, atostoginius pašalpas, vaiko pinigų, bet kokią komunikaciją su institucijomis. Užpildote būtinus langelius, kurie yra pažymėti su žvaigždute. Tai šalis, vardas, pavardė, CPR numeris, kuris yra jūsų gimimo dienos data, tai yra diena, mėnuo, metai, daniški skaičiai, kurie yra sugeneruoti mokesčių inspekcijos. Kodukas. Jeigu neturite tas self koduko, spauskite užsakyti. Tikrai nesukite savo galvos, mokesčių konsultantai greitai tai sutvarkys. Nurodykite savo statusą, gyvenamoji vieta, kur dirbote. Nurodykite Danijoje gyvenamąją vietą, nuo kada iki kada gyvenote, su kuo gyvenote, ar buvote registruotas Lietuvoje. Jeigu nežinote, ar buvote, spauskite noriu sužinoti. Ši anketa yra padaryta taip, kad jums reikėtų kuo mažiau sukti galvos, kur jūs ką turėjot padaryti, ar esat padarę, ar nesat padarę. Konsultantai šitos duomenys patikrins. Registracijos adresas Lietuvoje, kur jūs registruotas, darbdavio informacija, jeigu žinote įmonės kodą, jeigu nežinote, telefoną, nuo kada iki kada dirbote pas tą darbdavį, kiek valandų, adresas, vėlgi, jeigu nežinot, nenurodykit. Nurodykit bet kokias aplinkybės, kurios yra susijusios su jūsų darbu Danijoje. Transporto informacija. Jeigu važiavote daugiau negu 12 km į vieną pusę, būtinai tai nurodykit. Įrašydami adresus, kiek kartų vykote, ar vykote per mokamus tiltus. Būtinai nurodykite, kiek kartų važiavote į Lietuvą. Papildoma informacija. Kiek apytiksliai uždirbote per metus. Nurodykit sumą, kurią jūs žinote. Tai gali būti pinigų suma, kurią jūs gavote sąskaitą, tai gali būti pinigų suma, kuri matosi ant jūsų algalapių, tai gali būti suma, kurią atsiuntė mokesčių inspekcija ant metinės deklaracijos. Dar sykį patikslinkite, nuo kada iki kada dirbote. Nurodykite, kiek laiko nuomojate gyvenamąją vietą arba gyvenote darbdavio suteiktoje vietoje. Gali būti, kad jūs atvykote į šalį ir kelis mėnesius ieškojate darbo, tai datos gali skirtis. Čia rekomenduoju jums nurodyti, kad pinigus norite gauti į savo sąskaitą. Nurodykit sąskaitą. Bankas nebūtinai turi būti kitoje šalyje, bet gali būti ir Anglijoje, gali būti ir Olandijoje, gali būti Lietuvoje, gali būti Rusijoje, visiškai nesvarbu. Kur nurodysit, ten pinigėlius ir sugrąžinsim. Taip pat rekomenduoju, kad norite susigrąžinti savo pensiją. Dažnai būna tokios situacijos, kada darbdaviai moka antros pakopos pensiją, apie kurį jūs galite net nežinoti. Todėl konsultantai patikrins ir pateiks jums pasiūlymą tai padaryti. Jūs nebūtinai turėsite padaryti tai, bet jūs bent jau žinosite, kur yra jūsų pinigai. Taip pat rekomenduoju spausti, kad noriu sužinoti apie atostoginius. Dažnai būna taip, kad darbdaviai nemoka jų, nors turėtų mokėti 12,5% nuo uždirbtos sumos, jeigu jūs dirbote Danijoje. Patvirtinat šalį, vėl patvirtinat datas, nuo kada iki kada dirbote, pridedat darbo kontrakto nuotrauką. Jeigu tokios neturit, pridėkit bet kokią informaciją, ar tai iš mokesčių inspekcijos, ar tai algalapį, ar tai susirašinėjimo nuotrauką per elektroninį paštą, ar SMS žinučių susirašinėjimą, kad jūs dirbote. Pridėkite asmens dokumento nuotrauką. Čia svarbu pridėti ID kortelės abi pusės, nes viena pusė negalioja. Jeigu fotografuojate pasą, pridėkite paso nuotrauką. To pilnai pakanka. Tai yra reikalinga tam, kad mes žinotume, kad pildo realus žmogus ir mokesčių inspekcija taip pat galėtų patvirtinti, kad tai yra būtent jūsų tapatybės kortelės patvirtinimas, kurio jie reikalauja. Pasirašykite. Su telefonu tai labai lengva, ant kompiuterio šiek tiek sunkiau, todėl rekomenduoju naudoti telefoną.
Spaudžiate mygtuką tęsti, dabar sistema supildo užsakymą, jį sugeneruoja taip, kad ir mūsų konsultantam, ir jums būtų labai lengva ir aišku. Čia įveskite savo vardą ir pavardę, kodėl yra vedami šitie duomenys. Šitie duomenys yra vedami tam, kad jūs galite užpildyti mokesčių deklaraciją už draugą, už artimą, už savo tetę, mamą, pusbrolį, nesvarbu, už močiutę. Jūs galite tai padaryti už kitą asmenį, jeigu jis jums davė leidimą. Nurodėte valstybę, adresą. Šituo adresu ir šitais duomenimis mūsų konsultantai komunikuos dėl užpildytos anketos. Nurodėte telefoną, pašto adresą, paskyros jums kurti nereikia. Paskyra yra kuriama automatiškai, kada klientas naudoja šitą sistemą jau nebe pirmus metus. Čia jūs matote pagrindinius užpildytus laukus, galite dar sykį peržiūrėti, ar tikrai užpildyti viską teisingai. Spaudžiate mygtuką patvirtinti ir sistema sugeneruoja jums užsakymą su sutartim. Sutarties jos neišsigaskite, sutartis yra taikoma tik tai tiem klientam, jeigu jie yra nemokami. Jeigu mūsų pasiūlymas netinka, sutartis nutraukiama automatiškai. Todėl dar sykį pabrėžiu, kad paslauga nieko nekainuoja, kol jūs realiai neatgaunat naudos. Tai taip paprasta. Jeigu turėsit kokių nors klausimų, mielai rašykite į info@susigrąžinumokesčius.lt. Susigrąžinti mokesčius niekada nebuvo dar taip lengva. Prašau, naudokite šitą sistemą. Sėkmės!